Sveiki visi, aš esu Natalija Norvilė iš Adels, esu verslo psichologė, konsultantė ir dirbu su įsitraukimo į darbą tyrimais. Ne tik su jais, bet šiandieną papasakosiu Jums apie situaciją Lietuvoje, kaip atrodo įsitraukimas 25 metais, koks jisai buvo, kaip keitėsi lyginant su 24 metais. Taip pat nemažai laiko skirsime aptarimui, kaip skirtingos kartos reaguoja į įvairiausias darbinės situacijas, kaip kinta tas įsitraukimas su amžium, jeigu šitaip galima sakyti. Ir taip pat turėsime šiandien viešnią iš advokatų profesinės bendrijos Tegos. Tai Asta Bakeveckienė prisijungs netrukus irgi prie mūsų. Ir su jie padiskutuosim, kaip jiems sekasi dirbti su darbuotojų įsitraukimu, kaip sekasi dirbti su rezultatais ir panašiai, bet pradžiai šiek tiek tokios įžangos apskritai apie įsitraukimą Lietuvoje, kaip atrodo situacija, kad matytume tokį platesnį kontekstą. Tai įsitraukimu į darbą mes vadiname tokią teigiamą tikiu, kad kiekvieno darbuotojo būseną, kuomet darbuotojas dirbdamas jaučiasi energingas. Tai yra, kai iškyla, pavyzdžiui, sunkumų, kažkokių problemų, iššūkių, kurių būna turbūt kiekvieną dieną, kiekvieno mūsų darbe, tai žmogus, kuris yra įsitraukęs, jisai ar jinai būna energingas, tai tvarkosi su problemom, kurių iškyla, nepasiduoda, eina, sprendžia, ieško kažkokių išeičių, galimybių ir panašiai. Taip pat įsitraukimas yra apie vidinę mūsų visų motivaciją, dėl kokių priežasčių mes dirbam, ir darbuotojai, kurie yra įsitraukę, jie tipiškai yra tie, kas dirba dėl to, kad pats darbo pobūdis jiems yra priimtinas, patinka. Turim negi tokį klausimą, kiek žmogus jaučia malonumą eidamas į darbą. Tai ir yra toks vienas netiesioginio požymių įsitraukimo. Ir dar viena kaip ir kategorija, tai yra atsakomybės lygis, kaip mes atliekame darbinės funkcijas. Tai kad prisimam visą atsakomybę už savo darbą, už rezultatus, už tai, kas vyksta. Kodėl mes apskritai kalbam apie įsitraukimą ir kodėl mes jį matuojam? Todėl, kad įsitraukimas yra labai svarbi charakteristika versle. Nes įsitraukia darbuotojai, jeigu jie yra energingi, jie yra motyvuoti ir jaučiantis atsakomybę, tai jie tikėtina ir padaro daugiau. Jie pasiekia geresnių rezultatų, jiems geriau sekasi ir galiausiai ir visai organizacijai geriau sekasi, kai jie turi motyvuotų darbuotojų. Taip pat motyvuoti darbuotojai, jie nelieka motyvuoti tik tai darbe, jie paprastai ir draugam papasakoja ar pažįstamai papasakoja apie įmonę, apie įstaigą, atsiliepia teigiamai, pasako gerų žodžių, rekomenduoja čia dirbti ir panašiai. Labai dažnai mes stebėm, kad įsitraukimas tikrai jisai siejasi su noru rekomenduoti savo įmonę, bet nebūtinai visada, ir apie tokius atvejus irgi papasakosiu. Ir tipiškai įsitraukia darbuotojai, juos mato ir klientai. Tikrai, manau, kiekvieną dieną, jeigu einat apsipirkt, naudojatės įvairiom paslaugom, ir turit įvairiausių kontaktų su žmonėmis, jūs matot, kaip įsitraukia jie ar ne. Matosi labai tikrai iš bendro viso bendravimo, iš kūno kalbos. Matosi, ar žmogus noriai atėjo į darbą, ar noriai atlieka savo darbą, ar jai įdomu ir taip toliau. Tai įsitraukimas iš tikrųjų turi tokias platesnės pasiekmes netgi pačio žmogaus gyvenimui. Jeigu man darbe gerai sekasi, jeigu jį atlieku turėdama motyvacijos, tai natūralu, kad tas 8 valandas, kurias mes praleidžiam darbe, ta patirtis teigiama arba neigiama, nei persikelia ir į namus labai dažnai. Tai šiaip tyrimais nustatyta, kad motyvuoti žmonės, įsitraukę žmonės, jie ir gyvenimu apskritai yra labiau patenkinti. Noriu šiek tiek parodyti statistikos už 25 ir 24 metus. Galima matyti čia grafikuose, papasakosiu bendrai. Tamsiai mėlyna spalva visada visuose grafikuose rodys naujausio, tai yra 25 metų rezultatus. Apatinė šviesesnė mėlyna yra ankstesnių 24 metų rezultatai. Tai žiūrint į Lietuvos bendrą rezultatą įsitraukimo, matome, kad per metus jisai paaugo per 5 procentinius punktus. Tai iš tikrųjų čia yra geras augimas, didelis augimas, nes tipiškai įsitraukimas visą laiką metai iš metų taip svyruodavo per kokius 2-3 procentinius punktus, dabar taip ūgtelėjo smarkiau.
Ir tai yra tikrai sistemingas procesas visos Lietuvos mastu, žiūrint pagal sektorius. Sektoriuose irgi nuosekliai augo visi rodikliai, tiek įsitraukimo, tiek darbuotojų patirties, tiek įgalinimo. Dar šiek tiek užsiminsiu, kas yra patirtis ir kas yra įgalinimas. Tai patirtis darbuotoja yra jo ar jos pasitenkinimas darbu. Tai yra reakcija į tai, ką aš gaunu arba ko negaunu iš įmonės. Tai yra pasitenkinimas atlygiu, karjera, komunikacija, santykiais, darbo sąlygom ir visais mūsų supančiais rodikliais arba veiksniais. O įgalinimas atspindi, kiek mes jaučiamės patys atsakingi už savo darbą, kiek suprantam, kad mumis kolegos ir tiesioginis vadovas ar vadovai pasitikė, kiek turim atsakomybės ir panašiai. Tai čia skaidriai matomas bendras progresas tiek įsitraukimo indekso, tiek ir daugumoje vertintų organizacijos patirties ryčių, ką netrukus aptarsim. Matau, kad jau yra Asta prisijungus, tai Asta įsijunkit vaizdą, įsijunkit garsą, norėsiu su jumis pasisveikinti ir šiek tiek jūs pakalbint. Sveiki, labas rytas visiems, labas rytas Natalija. Sveiki, labai malonu matyti. Norėjau paklausti, turim dabar Lietuvos situaciją, matom, kad rodikliai augo, žinau, kad ir jūsų įmonė irgi rodikliai augo. Kaip manot, kas labiausiai prie to prisidėjo, kaip paaiškintumėt? Žinot, turbūt nėra stebuklingo recepto ir jeigu tikitės, kad aš jį pasakysiu, tai iš karto galiu nuvilti, taip nebus. Tai yra sistemingas nuolatinis darbas. Mes jau padarėme 3 metus įsitraukimo tyrimą ir jis vis augo. Ir tai reiškia, kad mes nuosekliai dirbom. Nebuvo staigaus šuolio, kas yra turbūt toks akcijinis šuolis. Tai buvo tikrai tvaru. Tai pirma, kas buvo labai svarbu, tai atviras dialogas tarp vadovų ir mūsų darbuotojų. Tai sistemingi one-on-one'ai. Ir kas dar labai svarbu, kad pas mus dalyvavo 89% žmonių, kas yra tikrai labai didelis procentas ir kas rodo, kad tai yra, žmonės nori tame dalyvauti. Žinoma, jeigu aš sakyčiau, kad mes neraginom dalyvauti, tai irgi meluočiau. Taip, raginom, priminėm visą kitą, bet žinot, jeigu žmonės nenori to daryti, tai to ir nepadarys. Tai kitas dalykas, kas tikrai augino mūsų tuos rezultatus, tai yra augantis pasitikėjimas aukščiausia vadovybė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienais metais gavę įsitraukimo tyrimo rezultatus, nepadėjom jų į stalčių, bet labai mažais žingsniais, labai tikrai mažais žingsniais, po 1, po 2, maksimum po 3 dalykus ėmėmės gerinti, ėmėmės tų veiksmų. Ir po truputį, tikrai visko iš karto nesiekėm padaryti. Trečias toks dalykas, ką aš dar noriu pasakyti, kas turbūt jau šiais metais padarė tą tokią pažangą, tai aiškesnės kontekstas ir kryptis. Tai yra aiškesnė strateginė kryptis, kurią mes nuolat komunikavome ir komunikuojame. Ir kaip rodė įsitraukimo tyrimas, kad vis tiek nepakankamai. Vis tiek žmonėm reikia žinoti, o kaip sekasi gyvendinti tą strategiją, kaip sekasi, kas pasisekė, o kas nepasisekė, ką pradėjom ir sėkmingai užbaigėm, ką pradėjom ir sėkmingai neužbaigėm, juk būna ir taip. Taip pat aš vėlavau keletą minučių, tai ką tik ir atėjau iš partnerių susitikimo, kurio mes ir kalbėjom, ką toliau darom. Ir vienas yra iš tokių, sakykime, 3 kolonas susitarėm. Viena iš tų kolonų yra, kad mes nuolat komunikuojam apie, kur mes esam su strategija. Komunikuojam per vadovus, o karts nuo karto, mes turim tokius visuotinius susitikimus, mes komunikuojam ir visiems žmonėm. Bet pagrindinė komunikacija yra per vadovus vis tiek. Tai stebuklo nėra. Ok. O kurie rodikliai labiausiai augo per metus?
Jo, labiausiai augo tai bendras įsitraukimo indeksas nuo 61 iki 70, nu, kuo mes tikrai labai labai džiaugiamės. NPSO rodiklis, tas na, vadinamas lojalumo Mhm. rodiklis labai augo. Ir labiausiai, kas tikrai labiausiai šoktelėjo, tai pasitikėjimas aukščiausia vadovybė. Pasitikėjimas aukščiausia vadovybė, tai vėlgi čia buvo tie vat veiksmai, kuriuos mes ir darėm. Kaip tik dar turbūt padėjo ir tai, kad mes kaip tik turim naujas vertybės, išsigryninę vertybės, 3. Mhm. Ir pernai 25 metų birželį mes jas pasisakėm ir mes imam po vieną vertybę ir dedikuojam metus laiko, skiriam metus laiko vienai vertybei, kad jinai įsigyvendintų. Šito vertybių projektas, tas vertybių implementavimas, įtraukimas, jis irgi turėjo bendro rezultato, prisidėjo prie bendrojo rezultato. Mhm. Aš atsimenu, komentaruose buvo apie atvirumo kultūrą tokia. Taip. Candid communication tai yra atvirumo kultūra. Be abejo, yra žmonių, yra komentarų, kad galbūt nepakankamai, yra komentarų, kad pas mus ir taip netrūko to atvirumo. Ta prasme, tikrai visokių komentarų yra gerų, yra netokių gerų ir tai yra normalu. Ir labai gerai, kad žmonės pasisako, komandos pasisako ir kas juos neramina, kad pasisako ir ką reikėtų daryti kitaip. Ir mes irgi komunikuojam, žiūrėkit, ačiū už tuos 200 komentarų ir gerų, ir netokių gerų, ir siūlymų. Ir mes tikrai neatliepsim visų 200 komentarų, bet mes pasikalbėsim, įvertinsim, kurie komentarai yra labiausiai pasikartojantis ir būtent atliepsim tuos komentarus ir tuos rezultatus. Man atrodo labai smagu ir labai naudinga, kai žmonės mato, kad į jų grįžtamąjį ryšį įmonė vis tiek atsižvelgia. Taip, suprantama, kad mes negalim visų lūkesčių, nėra tai pageidavimo koncertas ir panašiai, bet labai svarbu pamatyti, ką galvoja vis dėlto dauguma, kur tie pasikartojantis tokie karšti taškai. Taip. Šiemet dar vienas iš tokių irgi svarbių dalykų noriu pasidalinti. Mes 25 metų pabaigoje mes pakeitėm atlygio tvarką. Ten yra ir pagerinimų, ir, sakykime, tokių, griežtesnių taisyklių. Tai be abejo, kad yra komentarų, o ana tvarka buvo geresnė, o ana tvarka buvo draugiškesnė, o pagal aną tvarką reikėjo dirbti mažiau, kad užsidirbti daugiau. Bet mes ir pasisakom, žiūrėkit, mes atlygio tvarkos nekeisim. Deja, jinai yra patvirtinta ir šiai dienai mes su ją gyvensim. Jeigu yra kažkas neaišku, kažko nesuprantat, žinoma, visada galit ateiti, galit pasiklausti. Yra labai svarbu komunikuoti, ką mes darysim ir ko deja, atsiprašom, bet nedarysim ir nebūtinai atsiprašyti reikia. Tiesiog konstatuoti ne tik tais tuos dalykus, kas yra gerai, bet, ir mes neatliepsim šitą komentarą, į šitą norą. Kaip tik galvoju, parodysiu, kaip atrodo pasitenkinimas visais veiksniais Lietuvos mastu, nes užsiminėt apie atlygį ir atlygis visada yra probleminė vieta viso Lietuvoje ir visada jau aš žinau, kas bus komentaruose ir kokie bus balai tipiškai, bet pasitenkinimas atlygiu augo per metus nežymiai, per 2 procentinius punktus. Čia skaidrėje matot visus veiksnius pagal abėcėlę, išskyrus pirmus 2, kurie yra išvestinis įtraukimas ir patirtis, o toliau nuo A iki V yra visi, ką vertinam. Tai rodiklėmis pažymėjome svarbiausius veiksnius, kur didžiausias augimas įvyko. Tai pavyzdžiui, augo pasitenkinimas pripažinimu. Ir aš tai labai džiaugiuosi, kad jisai yra išaugęs, nes visada tai buvo probleminė vieta. Aišku, ir dabar pasitenkinimas pripažinimu išlieka kaip viena tokių svarbių vietų toliau gerintinų.
bet per 7% punktus buvo augimas ir karjeros galimybių. Irgi augo pasitenkimas nuo 43 iki 49. Sakysit vis tiek mažai, bet turbūt manau, kad sutiksit, kad karjeros galimybės yra tokia jautri vieta, kur kaip ir atlygio niekada nebus, turbūt niekada, nes pilnai negalėsim patenkinti šitų dalykų. Kai kurie dalykai išliko visiškai tokie patys arba labai minimaliai keitėsi, pavyzdžiui, pasitenkimas tiesioginiais vadovais ar psichologiniu saugumu. Tai ten ir taip buvo gerai vertinama ir dabar yra panašiai gerai. Tai galima apskritai sakyti, kad Lietuvos mastu įsitraukimas augo ne dėl kažkokio vieno veiksnio pagerėjimo. Ok, pripažinimas paaugo, karjeros galimybės paaugo, bet tai yra labiau toks sisteminis pokytis dėl to, kad, kaip ir Asta pati užsiminėt apie tą aukščiausiąją vadovybę, kiek jie įsitraukė, kiek partneriai buvo aktyvūs komunikuodami ir panašiai. Tai man atrodo, čia yra tokia veiksnių visuma, lyderystė stiprėja, gerėja apskritai vadovavimo, lyderystės gebėjimai, gerėja komunikacija, nes, tą išgirdau iš jūsų, kad čia buvo toks vienas esminių momentų, kas prisidėjo, netgi apie tą patį atlygį aiškint dar kartą, kodėl, kaip, kokia yra sistema, kodėl jinai tokia yra ir panašiai. Ir, ką irgi matom tiek iš balų, tiek iš komentarų, kad įmonės vis labiau investuoja į geresnę darbuotojų patirtį bendrai įmonės mastu. Ir tas paskui atsispindi lojalumo rodiklio pokytyje. Ir čia tiem, kas mažiau gal pažįstami su metodologija, NPS arba darbuotojų rekomendavimo rodiklio arba lojalumo rodiklio gali būti skirtingi labai pavadinimai, bet metodologija yra tokia. Mes darbuotojų klausiam vieno klausimo. Ar rekomenduotumėt šią organizaciją darbo ieškančiam asmeniui? Ir skalę čia turime nuo 0 iki 10. Ir priklausomai nuo to balo, kokį darbuotojas renkasi, mes jį ar ją priskiriam vienai iš 3 galimų grupių. Tai jeigu renkasi 9 arba 10, mes tokį darbuotoją vadinam gerbėjų. Ir jų 25 metais Lietuvoje buvo 38%. Jeigu renkasi 7 arba 8, tokį darbuotoją vadinam pasyvių. Ir peikėjais vadinam tuos, kurie renkasi nuo 0 iki 6. Ir jų yra 28%. Ir šita dalis nėra pasikeitusi nuo 24 metų. Tai aišku, irgi stebint šitą rezultatą, sakysit, nežymus tie pokyčiai, NPS nuo 7 paaugo iki 10, bet reikia suprasti, kad tai yra ne vienos organizacijos kontekstas, kad mes turime kiekvienais metais apie 100 įmonių, kurios dalyvauja tyrime, vien iš Lietuvos yra virš 20 000 tyriamųjų, plus dar Latvija, Estija ir kitos šalis. Tai 3%, tiksliau ne procentiniai paprasti punktai, čia yra jau didelis augimas. Jūsų Asta dar didesnis yra. Jo, mūsų labai didelis yra, taip. O kaip manot, arba ką išskaitėt galbūt iš komentarų, iš darbuotojų grįžtamojo ryšio, kas lėmė tą tokį didesnį NPS pokytį? Matot, aš jau kalbėjau, kad toks sisteminis darbas, visa kita, bet kadangi Natalija pati minėjot, ar ne, kad lyderystė turi labai didelį faktorių įsitraukimo augimui. Tai mes lyderystės didžiuliai projektai skiriam 3 metus. Jo, 3 metus tai yra tikrai daug investicijų reikalaujantis projektas plačiaja prasme. Ir ta lyderystė, jinai tikrai davė savų rezultatų. Tai aš manau, be to sisteminio darbo, kas ir lyderystės tie mūsų, tas projektas irgi eina į sisteminį darbą, lyderystės, vertybės, paskui vertybės susijom su lyderystė, nes tai yra atvirumas, lyderystė, tai yra labai susiję. Tai manau, kad būtent sisteminis darbas ir vadovų sąmoningumas, kad vadovas vis dėlto turi būti tas žmogus, paskui kurį nori susekti. Aš galiu ateiti pas vadovą ir paprašyti jo, pavyzdžiui, gero grįžtamojo ryšio. Labai gerai atsimenu, buvo toks, galiu pasidalinti savo patirtim.
prieš 3 metus gal mūsų kaip tik buvo tik prasidėję tie lyderystės tas projektas ir buvo labai sunkus laikotarpis. Ten neatsimenu, kas konkrečiai buvo, bet buvo ir nesėkmių, ir tokių, tikrai pavargęs laikas, man bent jau asmeniškai. Ir kaip tik su vadovu turėjau susitikimą, atėjau pas vadovą ir sakau, man iš tavęs dabar reikia palaikymo. Aš nesu pasirengus priimti jokios kritikos, jokio challenge'o, nes advokatai tai challenge'inti labai mėgsta ir sugeba tą daryti. Pasakyk man 3 dalykus, ką aš darau gerai. Čia vertybė, atvirumas, bet dar mes neįgyvendinom. Aišku, akis buvo tokios, kaip čia dabar, ko tu nori. Bet taip. Aš galvau, aš pasėmiau grįžtamą į ryšį ir tikrai tuo metu vėl atėjo tas įkvėpimas. Ir mes mokiname pasimti grįžtamą į ryšį. Jeigu kartais vadovas pamiršo jį duoti, ateik ir pasimk. Ir kitą kartą ateik pasimk grįžtamojo ryšio atvirai, kokio tau reikia. Kokio komandai reikia? Kartais žmogui reikia palaikymo, kartais žmogui reikia patarimo, kartais reikia kito požiūrio. Tai bendraujam atvirai. Tai manau, kad tai turėjo labai didelės įtakos rezultatams. Smagu girdėti, man atrodo, čia toks labai gražus pavyzdys, ir aš net įsivaizduoju Vilių tokį sutrikusi biškį. Jo, čia ne Vilius buvo, čia kitas buvo partneris, truputėlį struktūros keitėsi, taip. Bet tam reikia drąsos ir šiuo atveju ir iš manęs, bet reikia ir kad organizacija sukurtų saugumą, nes atvirumas gali būti tik tais eiti kartu su saugumu ir ne kitaip. Tai toks matymas būtų. Aš dėl to, kai rodžiau, dabar galiu sugrįžti į šitą skaidrę, psichologinis saugumas, kad yra aukštas apskritai Lietuvoje 67, kai rekomenduojamas yra bent 60, tai čia man labai taip rezonuoja su tuo, ką sako. Tai apskritai, ką mes stebim dabar Lietuvoje 25 metais, kad įsitraukimas auga ir lojalumas auga. Tai vadinasi, tai nėra tik tai vidinė motyvacija ir jos klausimai, bet tai yra toks jų stiprėjantis apskritai ryšys su įmonė, kad yra susiformavęs toks prisirišimas prie įmonės, ir tą mes matom dar ir iš ambasadorystės modelio. Tie, kas su mumis dirba, turbūt, manau, kad žino šitą modelį, bet tiem, kas nedirba, pristatysiu jį. Ambasadorystės modelis atspindi tokius 4 įmanomas kategorijas, kurios suformuotos taip. Mes žiūrim įsitraukimo lygį ir MPS lygį. Ir pasižiūrim, ar darbuotojas jaučiasi įsitraukęs ir ar taip pat rekomenduoja įmonę kaip darbdavį. Tai tokius darbuotojus vadinam ambasadoriais. Tai aukštas įsitraukimas, aukštas rekomendavimo indeksas. Ir jų 25 metais turim 32%. Šitas rodiklis yra paaugęs, lyginant su 24 metais, per 3 procentinius punktus. Aišku, norėtųsi, kad visi čia iki vieno būtų ambasadoriai, visi būtų įsitraukę, motyvuoti, visi pozityviai šnekėtų apie įmonę, bet realybė yra tokia, kad žmonės būna motyvuoti atlikti darbą, atlikti tas kasdienės užduotis, bet nebūtinai jie yra stipriai prisirišę prie įmonės ar darbo vietos. Tai tokius darbuotojus mes vadinam legionieriais, kaip krepšinyje, kad galėtų žaisti ir už kitą komandą, jeigu pasiūlytų galbūt tą kitą komandą geresnės sąlygas. Tai įdomu pastebėti, kad legionierių irgi procentas šiek tiek paaugo, lyginant su ankstesniais metais, bet čia yra viskas gerai, dabar šitie darbuotojai yra motyvuoti dirbti pas jūs, tik tai klausimas, ką daryti, kad jie liktų kuo ilgiau jūsų įmonėje. Trečioji kategorija, mes ją vadinam gyventojais, jie gyvena įmonė jiems patinka, bet motyvacijos įsitraukimo lygis nėra aukštas. Ir jų procentas visada būna mažiausias kiekvienoje įmonėje ir taip ir svyruoja, taip kaip čia matot Lietuvos kontekstą, panašiai būna ir pas didžiąją dalį klientų.
Kas į gerą pasikeitė, žiūrint į šitą modelį, tai įkaitų procentinė dalis. Ir įkaitais mes vadiname darbuotojus, kurių ir įsitraukimas žemas, ir NPS yra žemas. Tai jie nerekomenduoja įmonės kaip darbdavio ir jie nėra įsitraukę. Tai dar prieš metus, kai pristatinėjau rezultatus 24 metų, tikrai mane neramino šitą tendenciją, kad įkaitų mes turėjom daugiau negu ambasadorių. Tai vadinasi, trečdalis visų Lietuvos darbuotojų buvo tam tokiam neigiamam emociniam kvadrante, realiai galima sakyti. Tai yra 30% visos imties nebuvo įsitraukę ir nieko gero apie savo įmonę pasakyti negalėjo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiemet turim geresnius rezultatus ir įkaitų dalis yra sumažėjusi. Pas jūs irgi pasikeitė situacija? Taip, įkaitų mažiau liko, žymiai mažiau. Taip. Dėl to labai džiaugiamės. Taip. Tai iš tikrųjų, aš irgi visada džiaugiuosi dėl šito, nes gali būti, viena iš priežasčių, kodėl jų sumažėja, gali būti, kad tiesiog žmogus pasirinka išeiti iš įmonės ir tai yra natūralu, kad ieško savęs kitur. Bet labai dažnai būna, kad įkaitai tiesiog pereina į kitą kategoriją, atranda motivacijos, gal kartais pareigų pakeitimas, kažkokios naujos užduotys įdomesnės, padeda tą tokią įžiebbiškį ugnelės. Jo, galiu, Natalija, jeigu leisit pasidalinti, tai įkaitų buvo pernai, 25, kai darėm tyrimą, 32, o dabar yra 19. Puikus rezultatai. Jo, galiu pasidalinti čia tikrai, bet ambasadorių buvo 41, dabar 51, legionieriai buvo 19, dabar 24, gyventojų buvo 9, dabar 7. Kaip ir kilo tas rezultatas. Gerai. Labai smarkiai pasikeitė įkaitų proporcija lyginant su kitais. Tai tie veiksmai, čia ir yra atsakymas. Ir mums kaip konsultantams čia yra, kai skaičiuojam rezultatus ir matom pokytį, jisai neįvyksta tiesiog nuo nieko nedarant. Tiesiog mes gavom ataskaitą, pasižiūrėjom, taip atrodo, okei. Tai aš, kai skaičiuoju rezultatus ir matau pokytį, jau galvoju, okei, vadinasi, įmonė tikrai ėmėsi veiksmų ir tada galvoju, pažiūrėsiu komentaruose, ką rašo žmonės. Ir dažniausiai ir matosi, kad tikrai buvo dirbta. Ir su komunikacija, ir su vadovais, ir su kitais dalykais. Aišku, bet kai yra, papildysiu Nataliją, kai yra ir tie geri dalykai, ar ne, vis tiek tai nereiškia, kad gavus įsitraukimo tyrimo rezultatus nereikia dirbti toliau su jais. Žinot, kaip pasakyti, kaip mūsų Eugenija Sutkienė, įkūrėja kontoros, kuriai toj bus kiek 36 berods metai, sako, reikia labai greitai bėgti, kad būti vietoje. Tai labai kažkaip surezonavo, tai šitoj vietoje irgi gavus, kad ir gerus rezultatus nedaryti nieko negalima, nes jie tiesiog nukris. Netgi darant tuos pačius veiksmus, ką mes darom dabar iki šiol, ar ne, nereikia tikėtis ir mes nesitikim, kad jie išsilaikys arba gerės iš inercijos. Nebus taip greičiausiai. Nebūtinai, ne, tikrai ne. Ir čia dėl to mes visada, kai kalbam apie veiksmų planus, visada siūlom atkreipti dėmesį ne tik tai tuos gerintinus dalykus, bet ir tai, ką reikia išlaikyti jūsų stiprybės ir toliau su jom dirbti, nes jos ir atneša didžiąją dalį jums rezultatų. Taip. Gerai, tai apie tuos legionierius, tai jau kaip ir pasakiau, kad tai yra toks segmentas, nemažas segmentas darbuotojų, kurie, žvelgiant iš tokios emocinės perspektyvos, jie gali būti mobilus. Jie šiandien yra su jumis, kitą dieną gali būti su kitais. Tai čia toks labiau pamastymų mūsų klausytojams ir žiūrovams, kaip tą konvertuoti šitą grupę motyvuotų žmonių, bet neprisirišusių prie įmonės, kaip ją konvertuoti į ambasadorius. Jūs galite savo pamastymus parašyti čiato laukelį, visai įdomu bus paskaityti po mūsų pristatymo. Pagalvokit, kaip iš legionierių, tų, kurie nėra prisirišę prie įmonės, kas juos paskatintų labiau įmonę rekomenduoti, kas būtų tie sėkmės faktoriai
šitai grupiai pereiti į tą lojaliausią kategoriją. O aš dar noriu, kadangi pažadėjom pakalbėti apie skirtingas kartas, tai noriu pasidalinti mūsų rezultatais Lietuvos mastu apie skirtingas amžiaus grupės darbo rinkoje, ką mes matom. Tai apie jaunus darbuotojus egzistuoja labai daug stereotipų, turbūt, manau, visi girdėjot, kad jie yra nelojalūs, jie yra labai kritiški ir panašiai. Tai pasižiūrim, kasgi yra. Bet čia dar prieš kalbant apie jaunimą, reikėtų užakcentuoti keletą dalykų, kad būtent šita karta, ypač šiuo metu, susiduria su tokiu sisteminiu iššūkiu, kuris angliškai vadinamas experience gap, mes lietuviškai tiesiog verčiam patirties spraga. Tai jinai yra susijusi su keliais tokiais kintamaisiais. Vienas jų yra tai, kad junior pareigybių, tokių entry level pareigybių šiuo metu yra vis mažiau ir mažiau, dėl to, kad atsiranda tiksliau atsirado ir jau puikiausiai įsitaisė pas mus ofisuose dirbtinis intelektas, kuris atlieka nemažą dalį tokių visiškai basic darbų, kuriems nereikia ypatingai kompetencijos daug ir panašiai. Tai tų pradinių pozicijų yra vis mažiau. Plus po universiteto arba po kitos aukštosios mokyklos nebūtinai jauni darbuotojai įsidarbina dirbti pagal specialybę. Labai dažnai tie pradiniai pirminiai darbai yra tokie nebūtinai susiję su tuo, ką tu mokysi, ko mokysi ir ką studijavai. Taip pat, aišku, susiduriam ir su skepticizmu darbuotojų, kad dabar aš investuosiu, dabar aš jį apmokysiu, o jinai išeis, ar jisai. Ir apskritai, tada darbuotojai, tie jauni ir neturi galimybių mokytis, tobulėti konkrečiai savo srity. Tai turint visą tai omeny, deja, bet stebim tokią tendenciją, kad jaunų darbuotojų įsitraukimas būtent silpnesnis yra tose srityse, kur tradiciškai laikomas HR stipriai sritimi. Tai yra pripažinimas, grįžtamasis ryšys ir karjeros galimybių aiškumas, komunikacija apie tai. Nes lyginant apskritai su bendraja imtim, jaunus darbuotojus, o jaunais mes vadinam iki 29 metų, ne tokie super jauni, bet pakankamai jauni, tai mes matom, kad bendras jų įsitraukimas yra 11 procentinių punktų mažesnis, lyginant su bendra imtim. Ir čia įkėliau tokį komentarą iš tyrimo, kad išeina kvalifikuoti darbuotojai, o naujai jauni žmonės neužsipildo. Ir jeigu žiūrėtume į konkrečius įsitraukimo rodiklius, tai labai man toks įdomus buvo momentas, turint tokį klausimą, kad laikas darbe praeina nepastebimai. Ir šiaip jisai ganėtinai pozityviai visoje imtyje vertinamas, apie 75% visų respondentų sakė, jo, laikas praeina nepastebimai, bet žiūrint į jaunus žmonės, tai laikas slenka. Laikas, jiems atrodo, kad yra toks biški ilgesnis. Ir taip pat tai, ką jie daro kasdieną, ta veikla atrodo, kad jų neįkvepia. Tai čia tokie pagrindiniai įsitraukimo momentai ir irgi toks labai įdomus momentas apie prasmę ir pasididžiavimą, kiek darbuotojai sako, kad tos atliekamos užduotis yra prasmingos, tai apie 58% lyginant su bendraja imtim, kur yra 70% manančių, kad prasmingos užduotis, o pasididžiavimas savo darbo irgi yra pakankamai, nėra super žemas, nes tai yra 61%, bet lyginant su bendraja imtim vis tiek yra per 12 procentinių punktų mažesnis. Tai jeigu aš mažiau didžiuojuosi savo darbu, vadinasi, aš ir būsiu mažiau prisirišusi prie jo. Taip pat, tas pripažinimas, ką sakiau, kad problema yra visur, kiek jauni darbuotojai mano, kad jų darbas yra vertinamas, tai per 10 procentinių punktų čia yra skirtumas ir kiek gauna grįžtamo ryšio. Čia irgi, nėra tas atotrukis labai didelis, 5 procentiniai punktai, bet vėlgi manau, kad grįžtamasis ryšys ir pripažinimas būtent ankstyvajam karjeros etape yra labai svarbus. O kaip Asta pas jūs su jaunais darbuotojais? Turit nemažai visai jų? Jo, turim visai nemažai ir taip, kaip ir visos organizacijos, taip ir mes tikrai pastebim tuos, skirtingus poreikius tarp jaunų darbuotojų ir to vidutinio to levelio lygio.
ir jau to nu, vyresnio, ar ne, seniority. Bet vis tik dar tokia vat, su amžium eina ir ne tik vat, su amžium susiję, bet ir su karjeros etapu. Jeigu, pavyzdžiui, juniorai arba va, tie, mes juos vadinam associatais, teisininkai, yra jaunesnieji teisininkai, jiems labai svarbu yra grįžtamasis ryšys, labai svarbus yra koks yra karjeros kelias. Va, labai svarbu yra matyti tą augimą, o ką aš turiu padaryti, kad iš juniorio pereičiau į tą vat, teisininko pareigybę. Tai jiems labai svarbu yra suprasti, ar jie juda teisinga kryptimi. Toliau jau vidutinėje karjeros tam etape labai svarbus yra pasitikėjimas. Labai svarbus yra tas toks, savarankiškumas ir iš tikrųjų darbo ir poilsio balansas. Taip, pas mus jau dėja ir turbūt, jeigu čia yra iš advokatų kontorų kolegų, žmonių, sunku yra subalansuoti, būna kartais penktadienio vakare ten atsiunčia klientas, ajajai reikia spręsti iki pirmadienio 8 ryto, taip, bet ir sprendžiam. Tai va, taip ir būna. Kitą kartą, labai sunku. Iš tikrųjų, dažnai labai sunku yra reguliuoti tą darbo ir poilsio balansą ir jisai yra mūsų tas toksai bottleneckas, ta tokia tobulintina sritis. Taip, šiemet jinai yra šiek tiek pagerėjusi, mes su ją dirbam, bet mes esame aiškiai pasisakę ir iškomunikavę, mes jos neišspręsim iki galo. Tai va, dabar jeigu kalbėti apie jau tuos, sakykime, jau to vyresnio, ar ne, jau to labiau patyrusio arba patyrusio mūsų teisininko, advokato lūkesčius. Tai jie labai nori tokio stabilumo, nuoseklumo, labai nuoseklumas irgi. Nors nuoseklumas eina per visas tas pozicijas. Labai tikisi pagarbos patirčiai. Labai tikisi įtraukimo į sprendimų priėmimą. Tai tokie skirtumai. Tai apibendrinant, taip yra tarp amžiaus, yra tų poreikių, yra skirtumai, bet mes labiau siejam su karjeros etapu. Bet čia vienas su kitu labai susiję. Taip. Jo, čia aš pasižymėjau keletą dalykų, ką pasakėt ir pagalvojau, kad pasimatys ir mūsų duomenyse atsispindės ir tie dalykai, ką sakot apie vyresnius arba labiau patyrusius darbuotojus. Jo, o su jaunais, apie tą karjeros galimybių pasitenkinimą, tikrai jisai yra žemesnis, bet čia irgi man visada yra klausimas, kiek yra komunikuojama apie tą karjeros trajektoriją, apie karjeros kelią ir panašiai, nes galbūt nepasitenkinimas kyla iš to, kad tu dar nežinai apskritai visų opcijų ir tiesiog reikėtų investuoti į didesnį švietimą pačių jaunų darbuotojų. Aišku, vadovai labai dažnai sako, kad jie nori labai greitos karjeros, labai po 3 mėnesių jau čia kažkokio promotiono ir po 5 mėnesių dar kažko ir dar kažko. Tai smagu, kad jie nori, bet yra ir kita pusė, kaip jiems įgyti tų įgūdžių, kad galėtų žengti tuo karjeros keliu, ar yra pakankamai mokymosi galimybių, ar yra galimybių pritaikyti tas žinias ir panašiai. Tai bet apibendrinant apie jaunus žmonės, šiek tiek egzistuoja tokios verslo rizikos, kai yra mažesnis įsitraukimas ankstyvojoje karjeroje, tai tada ir būna didesnė kaita būtent toje amžiaus grupėje, o įmonė vis investuoja į naujų darbuotojų paiešką, pritraukimą, įdarbinimą, apmokymą ir panašiai. Ir mokina, bet darbuotojai išeina, tai vadinasi, mes turim tokį silpnesnį vidinių talentų rezervą. Bet jeigu neinvestuosim į jaunus žmonės, tai mes, neturėsim juniorų, bet tada neturėsim ir midų, nes jie neaugs ir reikės tada ieškoti vėlgi iš išorės darbuotojų, kas nėra visada lengva. Žiūrint į 30-39 metų amžiaus grupę, čia taip pavadinom profesinės įtampos periodu, nes šie darbuotojai tokie labiausiai gal skeptiški yra iš visų ir jų yra didžiausias kritiškumas įmonės procesoms, procedūroms, tvarkoms ir panašiai ir labai didelis kritiškumas padalinių bendradarbiavimo vertinime.
Tai turime tokį klausimą, skirtingi mūsų įmonės padaliniai efektyviai bendradarbiauja tarpusavį. Tai tik tai 41% visų darbuotojų 30-39 metų mano, kad tas padalinių bendradarbiavimas yra efektyvus. Tai mes šitą nuosekliai stebėm jau kelis metus apie tą padalinių bendradarbiavimą, tai net sugalvojom dabar tokį, sukūrėm naują produktą, grinai padalinių bendradarbiavimui tirti. Nes tikrai poreikis yra didelis ir matom, kad tas aktualu ir yra tų tokių įtampų, nes skyriuje, grupėje, savo padalinėje visada bendradarbiavimas vertinamas labai gerai, bet kai man reikia išeiti tai kažkokį kitą padalinį, kažko gauti laiku, negaunu, neatsako, prioritetas yra kitiems klientams, galbūt išoriniams ir panašiai. Tai tas padalinių bendradarbiavimas toks stringantis. Taip, pas mus, Natalija, jeigu galiu papildyti, taip, tai irgi viena iš tokių kolonų, mes vadinam koloną, kurias gerinsiu, tai yra bendradarbiavimas tarp padalinių. Pas mus jis irgi nėra aukštas, dėja. Jis kilo, bet dėja. Nekilo turbūt tiek, kiek norėtųsi, ir jis yra iš tų, kur mes turim kreipti dėmesį ir ką tik sutarėm, kad bendradarbiavimas tarp padalinių bus vienas iš tų dalykų, kur mes dėsim pastangas. Ir dar irgi apie 30-39 metų turim tokį irgi teiginį, darbe nepatiriu didelės įtampos ir būtent šita imtis, šitą teiginį vertina prasčiau. Ir gali būti, kad čia yra ne tik tai darbinės įtampos suvokimas, bet apskritai tas darbo poilsio balansas, ką esate minėjot, kad ir darbe yra tos įtampos, tos streso, bet tau dar reikia derinti su tavo kitais vaidmenimis, šeimos vaidmenimis. Tipiškai tokio amžiaus darbuotojai turi mažų vaikų, kurie reikalauja iš tikrųjų daug dėmesio ir labai sunku yra balansuoti. Tai čia tokie gal esminiai, pagrindiniai apie 30-mečius momentai. 40-49 metai užvadinam pasiekimų piku, nes čia šita grupė apskritai yra lojaliausia. Jeigu NPS bendras yra 10, tai šitoje grupėje yra 21 rodiklis. Ir turim klausimą irgi apie tą pripažinimą, kiek sulaukia pripažinimo ir pagarbos. Tai šita grupė jau yra tie, kas pozityviausiai vertina pripažinimą, gauna daugiau grįžtamo ryšio ir jaučiasi įvertinama. Ir man atrodo, čia toks, šito mes galim pasimokyti šitos amžiaus grupės. Matyt, čia irgi, kaip Asta ir sakot, čia jau susijęs su karjeros branda, kad jau šitam etape jie jau turi tokių realių rezultatų, realių pasiekimų, kuriais galima didžiuotis. Taip, šitam etape jau juniorų nebėra. Būna dabar ir juniorų šitam etape, kai keičia, pavyzdžiui, karjeros kryptį. Bet čia kalbu apie mūsų organizaciją, tai jau ne, dėja. Bendroje proporcijai tai tikrai ne. Ir karjeros galimybės taip pat vertina teigiamai. Ir 50-mečiai ir vyresni, čia jau yra profesinės brandos etapas. Ir čia stebim maksimalų pasinėrimą į darbą, didžiausią įsitraukimą, kuris siekia net 71 punktą. Ir labai dažnai įmonės tą ir sako, kad šitie žmonės yra labiausiai atsidavę, jie jau dažniausiai jų ir darbo stažas įmonėje yra pakankamai didelis. Ir įdomu tai, kad jų gal ir santykis su tiesioginiu vadovu yra pats geriausias ir daug grįžtamo ryšio gauna. Man atrodo, tiesiog jau per eilę metų yra susiformavęs glaudus ryšys su tiesioginiu vadovu. Tai taip atrodo bendrai rezultatai Lietuvos ir skirtingų amžiaus grupių, bet, man atrodo, apibendrinant mūsų pokalbį galima sakyti, kad iš tikro įsitraukimas ir apskritai įmonės veiklos rezultatai, mes matom, kad labiausiai priklauso nuo tiesioginių vadovų ir aukščiausiosios vadovybės. Tai yra nuo visų tų lyderystės praktikų, kurios ir suformuoja atvirumo kultūrą, pasitikėjimo kultūrą, ir atsparumo gal pokyčiams kultūrą, nes tų pokyčių visada įvyksta ir buvom net sugalvoję gal įdėti pokyčių valdymo tokią skalę,
Bet pagalvojam, na, nėra net prasmės, nes visos įmonės, na, jos gyvena pokyčiais. Nėra taip, kad būtų kažkoks super stabilus laikotarpis, mes nieko nedarom, viskas yra nuoseklu. Tai labai tikiuosi, kad mūsų šiandien klausosi ne tik HR žmonės, bet ir vadovai. Tai vat, būtent jums, arba jeigu esate iš HR padalinio, persiskit savo vadovams, kad pasižiūrėtų. Nes tikrai ir tyrimai rodo, ir moksliniai, ir mūsų praktiniai, kad didžiausia apskritai pažanga darbe su komanda daro tie vadovai, kurie apskritai įmonės tą tokią kultūrą, žmogiškųjų išteklių valdymo kultūrą supranta kaip strateginį prioritetą ir į žmonės investuoja tiek pat ar galbūt net daugiau nei technologijas. Nes pas mus, tikrai dabar girdisi Lietuvoje toks bumas dirbtinio intelekto, kaip čia viskas, jisai pakeis visus darbuotojus ir panašiai, bet man atrodo labai svarbu dirbti su žmonėmis, auginti juos, ugdyti juos, teikti grįžtamą į ryšį ne kartą per metus, per tą metinį pokalbį. Bet kaip Rasta akcentavot, teikti grįžtamą į ryšį dažnai, bet ir patys žmonės turėtų prašyti to grįžtamo ryšio. Taip, pripažinimo. Jo, matau klausimą, nes kaip tik jau aš čia ir baiginėjau savo visą prezentaciją apie kartas. Jeigu turėsit klausimų apie skirtingas kartas, jeigu įdomu, galėsiu irgi atsakyti. Turime ir parengę atvejo analizą, kurią galėsit atsisiųsti iš mūsų puslapio, galėsime mesti linką čia į chatą. O matau Ingos klausimą, kad turim naują įrankį dėl padalinių bendradarbiavimo tarpusavį, ar galim daugiau papasakoti. Dar tokios pristatymo nesam parengę, nes bandom su keliais klientais dabar tą įrankį, bet galiu principą papasakoti. Mes klausime, prašome skirtingų padalinių įvertinti bendradarbiavimo sunkumą arba lengvumą su kitais padaliniais. Yra sąrašas padalinių, pavyzdžiui, yra apskaita, IT, marketingas, personalas, teisė, ūkius ir taip toliau. Ir tada darbuotojai įvertina, kaip jiems sekasi bendradarbiauti su konkrečiu padaliniu, panašiai kaip MPS klausimas, galima vertinti nuo 0 iki 10. Ir dar turim atvirų klausimų, prašom įvardinti tam tikras bendradarbiavimo praktikas, ką galbūt tam tikras padalinys turi ir reikėtų tą praktiką pritaikyti platesniu organizacijos lygmeniu, arba su kuo galbūt yra didžiausios įtampos ir labiausiai stringa bendradarbiavimas. Tai analizuojam ir kiekybinius duomenis, ir kokybinius. Ir labai įdomu pamatyti tokį ryšį tarp komentarų ir balų. Ir tokias irgi išskiriam tokius karštus taškus, kur yra įtampų tarp padalinių, kur abudu padaliniai, pavyzdžiui, įvertino neigiamai tarpusavio bendradarbiavimą. Ir tipiškai būna dabar iš kelių klientų finansų padalinys su kokio IT diegia, pavyzdžiui, kokį ERP ir sunkiai sekasi, visi pikti, visiems tikrai ten stringa viskas. Ir tai yra gera vieta aiškintis, o kaip pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą. Tai Inga, jeigu bus įdomu, parašykit man elektroniniu paštu, kurį matot kaip tik dabar skaidrėje, ne tik Ingai, sakau, visiems kitiems, galėsim plačiau pasikalbėti apie tą įrankį, bet šiaip aš juo labai tikiu, nes aš matau naudą, dabar su keliais klientais jau esam pritaikę ir išdiskutavę, tai tikrai įdomių įžvalgų, net toks gilesnis gaunasi kampas negu per įsitraukimo tyrimą, nes įsitraukimo tyrimą mes tik tai klausiam, ar sėkmingas tas bendradarbiavimas, bet čia galim pasižiūrėti, o kodėl jisai sėkmingas arba ne, ir ko galima pasimokyti iš galbūt tam tikro padalinio, kuris, pavyzdžiui, visada atsakinėja visus laiškus laiku, visada atrodo, kad jiems rūpi ir taip toliau. Tai laukiu dar klausimų komentaruose. Galbūt, Asta, jūsų ko nors nepaklausiu, gal nori dar pasidalinti kokią informaciją. Gal noriu pasidalinti tokiu, patarimo niekas neprašė, bet tiesiog iš patirties, kadangi labai jau daug metų dirbo personalo srityje, ką daryti, kad tie rezultatai, įsitraukimo tyrimo rezultatai kiltų, jeigu jie jūsų netenkina. Tai šiaip iš patirties galiu, ne tik iš kontoros patirties, kad, pirmiausia, nebandyti
pulti ir daryti kažkokių naujų iniciatyvų, bet labai nuoširdžiai išsiaiškinti ir pripažinti, o kas yra ne taip. Vat kaip mes gyvenam, kaip, kaip tie žmonės jaučiasi. Tiesiog labai nuoširdžiai. Nes pasitaiko, labai dažnai būna, kad žmonėms trūksta ne motyvacijos, o aiškumo, nuoseklumo ir pasitikėjimo. Kitas toks dalykas, labai svarbu yra įtraukti vadovus. Vis tik vadovai turi būti tie pokyčio savininkai. Ne HR-as, kaip yra, HR-as padarykit, ar ne, ten pas mus kaita didelė, pas mus neįsitraukia, eikit ir padarykit, kad įsitrauktų. Deja, ne. Vis dėlto vadovai, taip, mūsų pareiga yra įtraukti tuos vadovus, užnorinti tuos vadovus, parodyti vertę įsitraukusio kolektyvo, bet vis tik tai yra vadovas, turi būti tas ambasadorius ir savininkas. Kitas toks, irgi iš patirties svarbus aspektas, fokusuotis tik tais į kelias įgyvendinamas sritis. Nereikia bandyti sutvarkyti visko iš karto. Tikrai bus visiškas chaosas. Visiškas chaosas, pulsim prie vieno, prie kito, žinot, kaip tos beždžionėlės ar gražios, ar protingos ir finale jau nebežinom, kokie esam. Ir kitas dar labai svarbus yra skaidriai komunikuoti. Komunikuoti, kas mums sekėsi, kas nepasisekė, kodėl nepasisekė. Labai aiškiai komunikuoti. Mes irgi, jeigu, sakykime, mūsų tas įsitraukimo tyrimo rezultatai yra dideli, bet mes turėjom ir nesėkmių. Mes turėjom projektų, apie kuriuos per mažai komunikavom, per greitai padarėm ir tiesiog jie numirė. Čia buvo su IT sprendimais ir buvo ir investuota ir laiko, ir finansų, bet tiesiog trūko žmonėms komunikacijos, trūko žmonėms, parodymo, kodėl tai ir aš čia apie CRM kalbu, parodymą, kodėl tai yra naudinga, kam to reikia. Ir tas projektas, mes tą projektą turim remontuoti. Deja, mes irgi turim nesėkmių, nepaisant to, kad tas įsitraukimo tyrimo rezultatas didelis, bet nesėkmių turim pilną. Ir mes nebijom apie tai komunikuoti, netgi viešai. Taip pat, tai aš manau, kad svarbu irgi, jeigu nieko nedarysit, tai niekas nesikeis. Svarbu eksperimentuoti, bandyti tuos įvairiausius, bet kartais reikia stabdyti, kartais reikia remontuoti, kartais reikia jau ir nekosmetinio remonto, tokio jau iš pagrindų. Bet labai, labai džiugu, kad apie tai kalbat ir kalbat darbuotojams, kad tam tikri projektai arba iniciatyvos galbūt nepasiteisino, bet ko pasimokyti iš šitų. Taip. Tiesiog nebijoti pripažinti savo nuoširdžiai, nes nuo to ir prasideda tas pokytis. Bet čia vėlgi, taip pradėjom nuo atvirumo kultūros ir užbaigėm su atvirumo kultūra, nes tai irgi yra apie atvirumo vadovo, kad taip mes irgi klystam, ne viskas pasiteisina, bet mes galim atvirai apie tai kalbėti ir pripažinti, kad taip, galbūt šitoje vietoje nepavyko taip, ko tikėjomės ir panašiai. Matau, dar Viktorija klausė apie tyrimo imtį. Tai tyrimo imtyje mes turim virš 100 įmonių vien iš Lietuvos. Ir čia naudoju tik tai Lietuvos rezultatus, tai virš 20 000 respondentų. Dar turim Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir įvairiausių, ir kitų šalių, bet daugiausia dirbam su Baltijos rinka. Bet čia pristatinėjau tik tai Lietuvos rezultatus. Įmonių veiklos yra labai skirtingos. Turim teisininkų kontorą, turim lazerius, turim daug gamybinių įmonių, turim viešojo sektoriaus nemažai įmonių, su kuriomis dirbam. Tai dabar kaip tik pasinaudodama progą pareklamuosiu mūsų būsimus webinarus, nes galvojam dabar kas kelios savaitės skirti laiko atskirų sričių pristatymui, kur tikrai turim daug patirties, pavyzdžiui, su tą pačią gamybą.
didelė dalis mūsų imties yra gamybinės įmonės įvairiausių sričių, bus taip pat apie energetikos ir apie viešojo sektoriaus bendrovės. Tai prisijunkit, skelbsim informaciją ir SOS tinkluose, ir Facebook'e, ir LinkedIn'e, rašysim ir jums asmeniškai, kam bus įdomu, prisijunkit, pasiklausykit, taip pat visus įrašus rasit ir YouTube kanale. Žiūriu, kad jau mes artėjom prie 11 valandos, tai ačiū visiems. Jeigu kils klausimų, man ar Astai, rašykit mums, Astą rasit tikrai LinkedIn tinkle. Ačiū tikrai ir už klausimus. Ir turbūt ir galim stabdyti įrašą. Ačiū. Ačiū, gražios dienos. Gražios dienos, gerų darbų, gerų įsitraukimų, didelių įsitraukimų ir progreso. Ir atvirumo. Viso. Viso.